Dabargi pereikime prie kito Geresnio gyvenimo akademijos aspekto, prie verslo idėjų. Šiandien pristatome dar 2 verslo idėjas ir tai jau bus viskas. 8 verslo idėjos atrinktos ir netrukus mes paskelbsime balsavimą tiek jūsų, tiek žinomų verslininkų ir ekonomikos ekspertų, su kuriomisgi keliomis verslo idėjomis mes dirbsime toliau. Na, o aš sveikinuosi su Žana Rastonyte iš Pasvario. Labas vakaras. Žana, labai trumpai, kokia yra jūsų verslo idėja? Mes esam dovanų kūrėjai. Dovanas kūriam išskirtinai kiekvienam klientui. Dovanos kūriamos rankų darbų meistrų, kaip pas mus įprasta vadinti rankdarbiai, bet mes labai stipriai atsirenkam norinčius pristatinėti mūsų puslapyje ir mūsų versle savo rankdarbius. Be rankdarbių taip pat yra meno kūriniai, taip pat stiklas, keramika, tapyba. Kodėl būtent meno pakraipa pasidarė rinkos tyrimą, mes pamatėm, kad žmonės ir mūsų klientai labiausiai pageidauja, su kuo aš pati susidūriau. Ateina klientas ir sako, aš noriu išskirtinės dovanos. Noriu kitaip, noriu įdomiai, nenoriu kiniško, kičo nenoriu. Padaryk. Tai pirmi darbai mano ir tokie buvo. Išvystėm idėją, kad galima tą padaryti plačiau ir daug daugiau norinčių žmonių atsiranda, norinčių kitaip, gerai, kokybiškai, įdomiai. Ar jūs patys gaminat dovanas? Ar jūs esat kaip tik pardavėjai ir meistrų atrinkėjai? Sakykime, pačią dovaną, tą pačią tvirutę ar tą patį suvenyrą, ten meškiuką, papuošalą, būtent pagamina kūrėjas, su kuriuo mes susisiekėm, tą patį paveikslą nutapo kūrėjas. Bet jo pateikimas, supakavimas, jo nufotografavimas, sakykime, pasiūlymas klientui, kaip įteikti tą dovaną, kokią progą įteikti, tai jau yra mūsų darbas, mūsų komandos darbas. Tai dovanos yra kūriamos pagal kliento užsakymą? Taip, tai yra individualios dovanos. Kitaip tariant, klientas ateina ir sako, aš noriu savo boso portreto, ar ne? Ir tada jūs ieškot menininkų, kurie tapo jo boso portretą. Taip, taip. Kokioje stadijoje yra dabar jūsų verslas? Mes jau esame atsidarę puslapį. Iki puslapio dirbom, ta prasme, 6 komandos nariai esam. Iki puslapio atidarimo dirbom pusmetį, daugiau nei pusmetį, gal 8 mėnesius. Atsidarėm puslapį, turim pirmą užsakymą. Ir kol kas visi dirbam už dyką. Dabar mūsų pagrindinis dalykas, mes ieškom investuotojų. Kodėl atėjot čia pas mus į Geresnio gyvenimo akademiją Pinigų kartoje? Ko jūs iš mūsų tikėtumėtės? Tikime surasti būtent, ko mums ir trūksta verslo angelo, kuris būtent nurodytų klaidas, parodytų tikslesnę kryptį, kaip mums judėti pasiekti tuos savo tikslinius klientus, nes trūksta mums ir pagrindas trūksta investitorių, kurie dar susidomėtų, kuriems būtų toks projektas įdomus.